Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Mano darbas padėti žmonėms parduoti jų nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Šiandien video kalbėsiu apie tai, kokios buto nuotraukos padeda parduoti, o kokios ne. Dėl savo kasdienio bendravimo su pirkėjais matau, kas juos užkabina ir kas ne. Kodėl kai kurie butai sulaukia žymiai daugiau pirkėjų, o kai kuriuos apžiūri vos vienas kitas. Todėl drąsiai sakau, kad kokybiškos nuotraukos turi labai daug vertės ir tikrai padeda parduoti. Kas yra kokybiškos nuotraukos? Pirmiausia, mūsų nuotraukos turi būti informatyvios. Iš nuotraukų pirkėjas turi suprasti, kaip atrodo visi mūsų buto kambariai, virtuvė, vonios kambarys, ar yra balkonas, koks vaizdas į namo kiemą bei pro langus. Kaip atrodo pats namas. Geriausia, kai nuotraukose matosi visas kambarys arba bent jau 3 jo sienos. Antra, nuotraukos visada turi būti ryškios ir jaukios. Pirkėjai žymiai mažiau domisi butais, kurie reklamuojami su tamsiomis, susiliejusiomis nuotraukomis. Trečia, nuotraukos turi būtinai atitikti tikrovę. Pirkėjai dažnai vengia pagražintų nuotraukų su nenatūraliai pakeistomis spalvomis ir užtušuotais trūkumais. Ketvirta, butas nuotraukose būtinai turi būti tvarkingas. Net ir geriausias fotografas negalės jums padėti, jeigu bus bute per daug baldų, matysis netvarkingai išmėtyti daiktai ar atsilupę tapetai. Beje, aš pati, kad galėčiau padaryti kokybiškas nuotraukas, lankiau interjero fotografavimo kursus ir fotografuodama visada naudoju fotoaparatą su plačiakampiu objektyvu. Šiam kartui tiek. Jeigu jums kils kažkokių klausimų ar reikės mano pagalbos dėl nekilnojamojo turto pardavimo, skambinkite man žemiau nurodytų telefonu ar tiesiog parašykite man elektroninį laišką. Sėkmės!